Nuo vakar referendumo dėl žemės pardavimo užsieniečiams iniciatoriai ėmėsi šalinti surinktų parašų trūkumus. Tam jie turi 15 dienų. Vyriausioji rinkimų komisija jums davė antrąjį šansą. Jeigu jūs neapskundėte šito komisijos sprendimo, tai matyt šitas sprendimas jūs nudžiugino, taip reiktų suprasti. Bet dabar kitokios išeities nebeturime ir pasiryžę nurodytą parašų skaičių patikslinti, tuo būdu užpildant atsiradusią spragą tarp 300 000 ir tarp 282 000 įskaitytų parašų. Na, jūs turite 15 dienų. Jūs manote, kad suspėsite per tą laiką? 90% tikimybės skiriu. Jau pradėjo tikslinti tuos netikslumus? Nes šiandieną, turbūt gerbiamas Vaigauskas pasakys, kokioj būklei yra ta mūsų tikslinimo situacija. Ir tai būtų labai gerai, kad jis tiksliai apibrėžtų, todėl kad gal daugelis žmonių matys šią laidą ir mano žodžiai gali būti truputį netikslus, nes aš iki galo nežinau dar situacijos, aš nespėjau šiandien susitikti su gerbiamu Vaigausku ir pasižiūrėti dokumentų, kurie yra pasirašyti šiuo metu ir bus priimti. Todėl šiuos jo žodžius vertinsim kaip ypač įsame informaciją. Reiškia, vyriausioji rinkimų komisija iniciatyvinės grupės atstovams perdavė šiandien, reiškia, duomenis, kad reikia patikslinti 4114 žmonės apsilankant, reiškia, paimant iš jų dar kartą parašą dėl referendumo pageidavimo. Nu, dėl 5254 įrašų mes linkę pasisakyti, kad tie įrašai atitinka įstatymo reikalavimus. Nu, formalaus komisijos sprendimo nėra, bet aš tikiuosi, kad jisai toks bus pagal metodiką. Na ir reikalinga iniciatyviniai grupė iš viso dar 7800. Jeigu, reiškia, parašų rinkimo metu dirbo pakankamai kruopščiai, tai aš tikiuosi, kad jie, reiškia, turi tikrai šansus, jeigu toks patalkininkų būris bus, tos visus trūkumus pašalinti. Tokiu atveju, jeigu jiems, reiškia, pateiks mums 21 sausio dokumentus, mes per 15 dienų turim baigti tikrinimą ir priimti sprendimą galutinį. Reiškia, ar yra surinkti referendumai parašai ar ne. Tikimės, kad tą sprendimą turėtume priimti iki vėliausiai vasario 6 dienos. Kuriuose mes, reiškia, turim duomenis, kurie mums nebekelia abejonių. Na, sakykime, sutampa to žmogaus. Gerbiamas Vaigauskai, pasakykit, kad po gyventojų registro patikslinimo čia yra. Po gyventojų registro patikslinimo mes, reiškia, linkę pripažinti, kad 5000 įrašų tų žmonių, kurie nurodė dokumento numerį ir dokumento numeris yra būtent išduotas jų vardu, sutampa vardas, sutampa to žmogaus gimimo data, mes linkę tokius įrašus pripažinti tinkamais. Na, aišku, tarp jų ten ir nepilnamečio esame vieną kitą radę. Mes nesiginčijam dėl tų. Bet čia aš matau, kad jūs dėl to turbūt nelinkė ginčytis, nes mes įrodėm, kad ten pakankamai tiksliai. Pone Vaigauskai, kodėl jūs patys negalėjote patikslinti tų duomenų, kuriuos nurodėte patikslinti iniciatorių grupę? Nu, įstatymas būtent numato, kad ne mes parašus renkam, ne mes parašus galim tikslinti. Į referendumą iniciatyvinę grupę parašus renka iniciatyvinę grupę ir tikslina. Bet tai ką jums tokio ponas Vaigauskas pasiūlė, kad jūs nuomonę tai pakeitėte? Mes apie tai dabar nediskutuojame. Vieną kartą vyriausiosios komisijos sprendimą jūs jau apskundėte teismui. Bandėme. Tai bandėte apskūstyti. Dabar, suprantu, jau tokio varianto net nesvarstote. Šiame etape nesvarstome, nes mes turim labai glaustą terminą 15 dienų, kur privalom dirbti, o neskūstis ar politikuoti ar dar kaip nors svaičioti. Tai ponas Vaigauskas jūs įtikino kažkokiu būdu? Reali situacija mūsų įtikino, nei Vaigauskas, nei Paulauskas, nei nieks kitas. Teismas įtikino, pasakė, kad tarpinius sprendimus skųsti negalima. Teismo ta nutartis man aiškiai irgi pasakė, nėra čia ko dabar perkilusia. Palaukti galutinio sprendimo. Teismas, tarp kitko, iš 10 jūsų punktų advokato surašytų, 7 iš karto atmetė, kaip net negrinėtinus teisme, kaip, nu, sakyčiau, kaip ir niekinius. 3 punktus priėmė nagrinėti, jie buvo gana prieštaringi ir galiausiai teismas pasisakė už tai, kad dangi vienam punkte buvo reikalavimo, kad iš karto pripažinti referendumas, kad įvykęs, trečiam punkte buvo reikalavimo, kad Seimui neš dokumentus, antram punkte buvo reikalavimo, kad pateikti, reiškia, tos trūkumus. Nu, mes jau buvom pateikę. Kas tai per netikslumai? Pakalbėkim labai konkrečiai, dėl kurių tie parašai nebuvo patvirtinti. Referendumo įstatymas sako, kad ne tik turi būti, reiškia, reikalingas tas piliečio skaičius, bet pilietis, kuris reikalauja referendumo įstatymą nustatyta tvarka ir padarytų tą parašą. Parašas čia suprantama plačiaja prasme, kas išvardinta referendumo įstatymė. Vardas, pavardė, savo ranka surašytas, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data, reiškia, parašas ir data, kada tas, reiškia,
pasirašo. Nu, turiu pasakyti, kad mes neturėjom kokių tai priekaištų didžiai daliai parašų, 292 tūkstančiams, ir pasirašytų, reiškia, išbrokavom ten nepiliečius, reiškia, nepilnamečius, reiškia, tokių irgi buvo. Bet, reiškia, daliai parašų mes turėjom įvairių, reiškia, priekaištų. Sakykime, nurodyta, reiškia, tas adresas, pagal kurį tikrai žmogaus negalima surasti, pavyzdžiui, tik tai miestas. Arba, sakykime, nurodytas tik tai pavardė, o vardo, reiškia, pirma raidė įrašyta. O jūs, kai rinkote parašus, jūs turbūt žinojate taisyklės, kaip tai daryti reikia? Ir instrukcijose tas buvo gana detaliai surašyta, bet, reiškia, nerašyti įrašai turi būti tik pačio rinkėjo ranka. Reiškia, bet buvo tokių, kurie, reiškia, nedidelė dalis, reiškia, buvo ir netgi didesnė buvo. Visas lapas, pavyzdžiui, išpildytas viena ranka. Nu, reiškia, dar visokiausių dalykų. Tai mes, reiškia, iniciatoriai nors ir žinojo tos dalykus, nu, kai kurie, paskiau, kurie prie jų jungėsi, bandė ginti, kad čia, vyriausia rinkimų komisija kažko tai per daug priekabė yra panašiai. Bet lygiai ta pati tvarka iš esmės galioja ir rinkimuose į Seimą, į prezidentus, ir mes tą tvarką, reiškia, pažymėjom kiekvieną įrašą kompiuteriniai byloj, koks yra mūsų supratimų trūkumas dėl to įrašo. Na ir turiu pasakyti, kad supažinom ir iniciatyvinė grupė kokia yra. Tik tai referendumo įstatymas skirtingai negu kad rinkimų įstatymai, kuriuose, sakykime, nepastums rinkimų datos. Referendumo įstatymas sako, kad jeigu yra nustatomi neesminiai trūkumai, įstatymas tiesą sakant neapibrėžia, kas tai yra, mes iniciatyviniai grupiai galim sudaryti galimybę šalinti tų neesminių trūkumų, reiškia, nustatant 15 dienų laikotarpį. Vyriausia rinkimų komisija tą ir padarė. Ir aš manau, kad iniciatyvinė grupė gali iš pradžių nuteikta, reiškia, tų žmonių, kurie norėjo, reiškia, pasireiškia, kad va, jie yra kovotojai už rinkėjų teisės, ar dar kažkas, nu, buvo pasidavę tam tikrą įtaką ir griežčiau kalbėjo, bet kada susipažino su mūsų tikrinimu. Irgi, na, sakykime, suteikdami tą antrąjį šansą, tai savotiškai atsikratėte atsakomybės, na, vyriausioji rinkimų komisija, kuri dabar jau galėsite sakyti, netgi jeigu iniciatoriams nepavyks patikslinti tų parašų, jūs sakysite, na štai mes suteikėm antrą šansą. Nemanau, kad mes tokios atsakomybės atsisakratėm. Įstatymas sako, kad mes tokį šansą turim galimybę suteikti, ten yra dvi galimybės. Arba suteikėm, reiškia, ištaisyti neesminius trūkumus, ką mes galim pripažinti. Kai kurie iš mūsų pyksta, kad mes, pavyzdžiui, neesminių trūkumų laikom, kad nėra pasirašymo data įrašyta, arba kad nėra įrašyta, pavyzdžiui, kada parašo pačio rinkėjo nėra, reiškia, nu, jis pamiršo, ar kaip, nu, sunku pasakyti, bet mes tokius dalykus pripažinom kaip jau, reiškia, esminiais trūkumais, kad kurių ištaisyti. Dar kartą grįžtų prie tų visų jų, aš prašau ir parašysiu, nekelti vėjų dabar jokių, atidirbti 15 dienų, o tada tegu daro, kas kaip jau išmano, bus realūs rezultatai visiškai ir kas nematys realių rezultatų, tada aš jau šnekėsiu, nežinau kokiu būdu. Todėl ir tos klaidos, sakysime, na, pasirašymo datos nebuvimas, mes nemanome, kad tai yra klaida, nors vyriausia rinkimų komisija tą išbrokėjo, nes nebuvo galima, sakysime, kitaip pasirašyti, nes buvo išduoti konkrečią dieną parašų rinkimo lapą ir konkrečią dieną buvo gražinti. Todėl visiškai aišku, kad pasirašymo data turėjo įeiti. Mes labai apgailestavome pradinėme etape, kada, na žinot, ateina į šeimą mūsų parašų rinkikas ir sako, pasirašykite dėl referendumų. Dėduks, pavyzdžiui, purvinos rankos, tu vaikeli pasirašy, užpildyk už mane visus duomenis, aš pasirašysiu. Štai tokių mes padarėm daug klaidų, kur manėme, kad šeima gali būti pataisoma. Tai dabar nesiginčiu dėl to. Tuo tarpu, sakysime, mūsų interesas yra visiškai vėl aiškus išsaugoti Lietuvą kaip teritoriją, kad nebūtų pažeistas vientisumo principas. O šiuo atveju teisiniai argumentai, ar jums yra dar kartą svarbus? Pakartoju, pagal konstituciją pirmiausiai yra vientisumas. Todėl pirmasis teisinis argumentas yra mūsų konstitucija ir galimybė pasakyti, ar europinė teisė ima viršų, ar lietuviška teisė ima viršų. Taip, bet jūs kvestionuojate europinę teisę. Be abejo, taip, mes klausėme ir visų politikų, ar mes esam suvereni valstybė, ar mes esam jau inkorporuota beviltiškai į Europos Sąjungą ir tampame išdraskytą, kolonizuotą žemės gabalėlį. Inkorporuotai tai turbūt esame. Kadangi ne vienas saugiklis Lietuvoje nepadarytas iki šiol per 10 metų, niekas nepadaryta nė truputėlio, todėl mes atmetame visus politikų dabar svaičiojimus ir mes kaip tauta imame suvereno teisės ir sprendžiame pagal konstituciją vėlgi, kad suverenitetas priklauso tautai, šiuo atveju mes perimame vadovavimą valstybei šiuo atveju. Aha, galėtų jūs vykti kartu, tarkim, su prezidento ir Europarlamento rinkimais? Mano galva visi galimi variantai. Ir iki prezidento rinkimų
gegužės mėnesį, Europos parlamento rinkimų ir po, taip pat, reiškia, visi tie terminai pagal referendumą Jeigu jūs įstatymą vasario 6 pasakote, kad yra pakankamai parašų, ar gali įvykti referendumas iki gegužės 1, tai yra iki tos ribos? Bus neeilinė sesija. Tai aš manau, kad bus, tiek Seimas padarytų. Sesija, gali ir privalo. Gali, bet, reiškia, jeigu eilinės sesijos nebus, tuomet Seimas renkasi pirmą posėdį kovo 10 dieną, tai čia, žinoma, jau nebeišeina, mano galva. Nebent kovo 10 dieną priimtų sprendimą dėl prezidento rinkimų sutapatinimo datos, nes turi būti 2 mėnesiai nuo Seimo sprendimo priėmimo iki referendumo vykdymo dienos. Supratau, laiko žodžiu nedaug, bet įmanoma. Tai ką, ačiū labai, kad atvykote į laidą, dėkoju. Dėkui Jums. Ačiū. 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 Kita laida Lietuva tiesiogiai rytoj, tuo pačiu metu, iki ir gero vakaro.